Visai prieš šventes gavome naują Minecraft versiją. Pažiūrim, kas nauja. Taigi pagrindinė sensacija – Nautilus. Nauja būtybė, kurios yra net 2 variantai. Paprastasis Nautilus ir man gal net ir gražesnis zombis Nautilus. Kadangi tai yra kaip ir povandeninis arklys, žinoma gavome ir visą šarvų komplektą. Dar viena naujiena – ietis, arba kaip aš vadinu – iešmai. Tai naujas ginklas, kuris turi net 2 skirtingas atakas. Štai taip atrodo pirmoji ataka, o taip atrodo antroji ataka. Kad jau esam dykumoj, tai atsirado kupranugaris mumija ir išdžiuvelis skeletas. O baisiausia, kas laukia jūsų dykumoj, tai ši trijulės kombinacija. Jei pamatot, bėkit. Taip pat po 12 metų žaidimo failuose pagaliau prieinamas tapo zombis arklys, kuris dienos šviesoj dega, na nebent uždėsite jam šarvus. Oi, nespėjau. Taigi keli paskutiniai atnaujinimai, tai arkliai dabar nebeskęsta, kai jais plauki per vandenį, papūgos dabar gali pamėgdžiot naujus garsus ir kūrybinėme režime esantis kiaušiniai šiek tiek pertvarkyti. Jei patiko, paspausk širdelę ir pasek šitą kanalą.